Hello. Labas, Šarūnai. Labas, Piotrai. Ar gali papasakoti, kodėl mes čia šeštadienio vakarą susirinkom? Geras klausimas, manęs Nelį klausė irgi, kodėl aš čia. Mūsų tikslas šio podcast'o, kaip lietuviškai tinkle, nežinau, podcast'as tebūnė, pranešti jums informaciją, kas jūsų laukia šiais metais, kokie renginiai, dalykai dėl programingo, naujienos, treneriai, kažkas atsivesim, gal ką nors čia, jeigu... Žodžiu, naujielaškis, kurį mes siunčiam kiekvieną savaitgalį, bet gyvai. Jo, nes rašyt, kaip ir žmonės sakė, visai faina skaityti, bet gal klausyti net lengviau. Ir mums gal net lengviau, nes mes tokie rašytojai, kad... Jo. Kaip dažnai mes planuojam tai daryti? Geras klausimas. Tikslas būtų kas mėnesį. O kaip gausis, čia priklausys, kiek Rokas laiko turės laisvo sumontuoti. Nes mūsų skilsais kalbėjimo gali užtrukti montuoti. Taip pat šiandien čia atsiras ypatingas svečias. Šiandien tai bus Robertas Stankos, vienas iš populiariausių CrossFit trenerių Lietuvoje, kuris turi turbūt daugiausiai atletų ir patirties. Tai šiek tiek pašnekinsim Robertą apie jėgą, apie treniravimą, aplamai apie CrossFitą. Jo. Tada apžiūrėsim mūsų metų programą Level metodo, tai mūsų nariams ypač aktualu, testavimai, renginiai, kas vyksta, nes bus šiaip nemažai tvarkaraštį laukia renginių, plus Openas artėja, turim tą sistemą su kapitonais ir komandom, tai va. Šiais metais, jeigu neklystu, nusimato, ko gero 10 renginių, gal ir daugiau, tai praktiškai kiekvieną mėnesį kažkas vyks. Gerai, tai prieš praidant 24 metus, gal šiek tiek prisiminsim 23, pasidžiaugsim. Kas tau labiausia 23? Strigo. Gal. Grįžom į Lietuvą. Šarūnas grįžo į Lietuvą. Jo, grįžom į Lietuvą ir iš tikrųjų įžengus į Amberį, pirmas dalykas, kas buvo, tai net išbėgo ašarą, iš tikrųjų, kaip pamačiau. Labai greit supratom, ką praradom, kaip išvažiavom. Džiaugsmo ašarą. Žinoma, tik tais. O dabar taip čia nebūčiau. Jo, tai metai tokie, aš prisijungiu, aišku, šiek tiek vėliau, tai nebuvau... Tu grįžai vasarį? Vasarą, birželio pabaigoje, mes prisijungėm labiau gal nuo rugsėjo. Tai aš po tos... Tai metų pradžioje nieko praktiškai neįvyko, buvo Openas, bet Openas buvo... darėm Openą, nelabai jisai buvo populiarus, šiais metais bandysim... Jo, nes daugiau žmonių praeina. Kokį 10 kartų daugiau narių, kad sudalyvautų. Vasarą įvyko vaikų čempionatas. Funkcinio fitneso, tada įvyko Druskininkuose Lietuvos čempionatas. Tai va, ten pirmą kartą mes išbėgom, jo tada pažiūrėti. Taip pat rinktinį mūsų važiavo į Oslo, dalyvau pasaulio čempionate. Dar stovyklą turėjau. Turėjom vasarą Summer Festą. Jo, tada atėjom, kada čia lapkritis, buvo VSBT. Vilnius varžybos, lapkritį buvo nerealus narių antplūdis, tai turbūt pasiekėm rekordą, kiek tiksliai nežinau, bet įtariu prie 500 narių jau mes traukiam, tai čia sakyčiau turbūt, gal neturbūt, esame didžiausias CrossFito klubas Baltijos šalyse. Norėčiau sutikti su to, čia reikės informacijos daugiau, bet iš žmonių kiekio, tiesiog sutinku. Tai turbūt žmonės pastebėjo dėl treniruočių kiekio ir tų treniruočių dydžio ir kiek treniruočių vedam vienu metu, tai mes viską į tą žiūrim, sekam, jūsų feedbackus gaunam, galvojam, kaip čia geriau priimti kuo daugiau ir kad išeitų užsiregistruoti. Tai vienas iš tų dalykų, kad ir naujų patalpų ieškom, gal kažkas turit išnuomoti? Ne? Okay. Tai visi šie dalykai vyksta. Naujų trenerių atsirado. Grįžo Robertukas, Dudarį prisijungė. Dudarį. Danila. Kostas prisijungė šiais metais. Grįžo Lukas, negrįžo, grįžo. Prie karantiną buvo. Buvo jam. Tai šiaip nemažai. Nemažai veiksmo vyksta, labai, labai faina. Atrodo, kiekviena diena kaip koks vakarėlis čia. Ir metų pabaiga buvo tiesiog boom. Kas vyko? Atsimenu. Oi, nuo ko pradėti čia? Buvo nuo Amberio kalėdinės varžybos, ne? Buvo prieš tai dar Helovynas, nepamirškime. Helovynas. Ten buvo stipru. Daug kojų. Amberio kalėdinis throwdownas, Amberio vakarėlis, Christmas liftas. SBT jo prieš tai dar. Jo, tai tikrai buvo. Stipriai. Tai dabar po kitais metais, šiais metais pagerinti. Bandom laikyti planką ir... Planką, reikės daug plankų laikyti. Pagerinti.
Good. Nice. Tai greitai 24. Pradėsim nuo Sausis. Sausis jau praktiškai, kol Rokas postins video, jau bus prie pabaigos. Tai kas vyko Sausį, tai šiek tiek gal pasikeitė grafikas, įdėjom daugiau klasių. Kas dar? Iš Sausio pasikeitimų, jo galbūt bus artėję renginiai. Sausio 14 bėgimą turi pasižymėti, priklauso vėl, kada išeis, tai čia mes tą komunikuosim socialiniai medijai. CrossFit Open, kapitonų, komandų traukimas, kas vyks, bet mes galvom Sausį, galbūt vasarį šitą padarysim, ne? Vasarį turbūt, kad ne, jo, būtų. Jo, tai Sausis bus dar šiek tiek ramesnis, nenusimato jokių level metų testavimo. Dėl programingo paties, tai šio mėnesio akcentas yra bodybuildingas, tai yra hipertrofija. Progresijos mūsų, ką mes šiandien darom, ir vienas iš testavimų bus squat endurance'as, kas yra 20 pritupimų su štanga ant pečių, back squatai, kitiem bulgariškai pritupimai. Taip pat testuosim lactic tolerance, tai kitaip žinomas daug kieno mėgstamas Franas. Greitas, mano jos mėgstamiausias. Tau tai iš vis turbūt. 2.50. 2.50. Aš noriu sakyti 2.53, tai šitą aš apdėsi mane šitam jo. Toliau Virtuosity. Turim tokią kaip dalį, kur Virtuosity, tai yra Virtuosity kas yra? Tai yra doing common things uncommonly well. Lietuviškai. Daryt viską gerai. Jo, ypač gerai. Taip, nestandartiškai gerai. Tai laukia su štanga. Tada Fun and Cool, šiandien bus gamesų nevaržybos, o gamesų workoutai, openų workoutai, tai mes labai kažkokio pasiruošimo neturėsim, bet atsiranda kokia grupė? RX klasė. RX klasė, tai va čia koncentruota. RX klasė vyks penktadienis 18:30. Klasė skirta atletams, kurie ruošiasi varžybom. Nebūtinai kažkam pasaulio čempionato ir dar kažkam, jeigu jūs ruošiatės netgi ir Amber kalėdinių varžybų ir norit šiek tiek intensyvumą, gal daugiau skillsų pasimokyt, kad aš jūs pakočinčiau ne tik kaip sportuot, bet kaip ir skaityti workoutą, tai visus kviečiu penktadienį 18:30 treniruotė, šiek tiek ilgesnė, 1,5 valandos ir šiek tiek sunkesnė. Neišsigaskit, rekomenduojama spalva. Norėčiau bent nuo mėlynos, kad kažkiek skillsų bagažas būtų po žmogų. Jeigu neturit kažkokius skillsų, vis tiek ateikit, surasim kokį nors skill versiją. Aš manau, tas labai gerai, kad ta psichologija, nes niekas nekalba, sportuoti yra lengva palyginus, bet kaip daugiau teorijos. Kas buvo, penktadienį paklausinėt, pasakos. Taip pat, antradienį, čia bus sausio 9 dieną, prasideda Openo registracija, tai labai prašome visų mūsų narių užsiregistruoti. Mokestis yra minimalus $15, $20. Nepamenu, kažkas tokio, jo. Iki $20. Aš kiekvienais metais registruojuosi, kad ir nedalyvauju. Aš manau, čia tokia yra kaip atiduot duoklę, pagarbą mūsų crossfitui, tą, ką mes darom, čia metodologija. Mums pakeitė gyvenimus tikrai, ne? Tikrai tas žodis. Ir kodėl verta užsiregistruoti, nes vyks Amberio vidinės varžybos Openo ir leaderboardai, kaip leaderboardas lietuviškai. Lentelė, kažkokia varžybinė lentelė bus sudaryta iš narių, kurie užsiregistravo, nes ten yra labai patogi tulsai, bus labai lengvas sužiūrėti. Jo, tai dar šitą paskelbsim, bus nuoroda, tai nebijokit, registruokitės, Openo workoutai, lygiai kaip ir level metodo workoutai, bus galima pasirinkti progresijas, praktiškai nuo baltos, kuris tinka seniorams, veteranams, vaikams, neįgaliems iki gamesų atletų. Tai yra toks crossfito šventė. O tas dėl tų jūs jau darė prieš tai, ne? Esate su kapitonais ir tais visais. Tai vyko 17-18 metais, buvo Openo varžybos, kas iš senų narių galite paklausinėti. Labai fan renginys. Skamba gerai. Mes daugiau informacijos, manau, gal rasti grupėse ir socialiniai medijoje, mes ties tuo padirbėsim dar. Pats Openas prasidės vasario 29, truks lygiai 3 savaitės, tai bus iš viso 3 workoutai. Kiekvieną ketvirtadienio vakarą skelbia workoutą ir atletas turi 3 dienas, 4, jeigu skaityti ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Palauk, čia ne, daugiau. Dar pirmadienį, antradienį. Grubiai apie 5 dienas turi atletas laiko padaryti workoutą, nusifilmuoti, jeigu norit. Jeigu planuojat eiti į kitą etapą, būtinai filmuotis. Jeigu darot workoutą dėl savęs, tai užtenka jums turėti teisėją. Teisėjas gali būti bet koks Amberio kolega narys, kuris jums paskaičiuos repsus.
Jo, tiem, kurie jau rimčiau galvojat, reikia, mes irgi įsilaikysim tos CrossFit Judge kursus, nes kas metus reikia, tai jo, bus tikrai salį daug, kurie galės jums oficialiai patysėjaut. Tai reikia atkreipdėmėsi tai, kad nedaryt naurepų, nes teks naurepint. Tiesa. Teks naurepint. Kas dar vasarį? Vasario 2-4 vyks varžybos Tartu Throwdown. Dar tiksliai nežinau, kas važiuoja, bet žinau, kad nemažai, apie 10 narių iš Amberio startos. Tai visa informacija bus dar paskelbta, turėsit lentelę, gal bus live transliacija. Apie tai dar atskirai pranešim, kas ruošiasi varžybom. Sėkmės. Jo, sėkmės. Ateikit pas Piotrą į klasę vis tiek. Kas dar vasarį? Vasario 24. Vasario 16, prašau, taip. Labai svarbi šventė vasario 16. Kas tai yra? Sugyvenęs vasario 16 gatvėje. Tu manęs klausai. Čia yra Lietuvos? Lietuvos šventė. Tai va. Mūsų šių metų ir gal nuo šių metų tikslas būtų Amberį, galvojom sukurti tokią, kai būna visi hero workoutai, ne, būna tie visokie marfai, čadai ir panašiai, sukurti kažką tokio. Lietuvišką hero workoutą. Taip. Taip, tai pratimai, veiksmai, aišku, čia daisim iki to, bet galvojame tokį skur, kad visi boksai galėtų daryti ir kas metus. Ne? Taip, būtų cool. Bandysim kontaktuoti su visais CrossFit klubais Lietuvos ir sukurti savo lietuvišką herojinį vodą. Herojinis. Tada vasarį 24 Hyrox, Katovicoje. Jo, tai čia yra važiuojančių, jo, man atrodo, netgi atskirą busą noriu užsakyti važiuoti. Jo, tai čia irgi. Jo, tai nepamirškite, irgi Hyroxo klasės vyksta pas Kostą antradieniais ir ketvirtadieniais. Taip. Laikas? Vakare. Dar papildoma, dabar kai atšils šiek tiek, Kostas planuoja daryti papildomą klasę stadionį. Tai bus šiek tiek ilgesnį treniruotę, su bėgimu. Su visko. Jo, vasaris jo, tada vasario pabaigoje, žinoma, tas Openas, ką aš nekėjom prieš tai, kovo 1 vodas, tai čia bus jo penktadienis, ne? Ir jūs gaunat kada ketvirtadienio naktį, kaip aš, nes Australijoje mes gaudavom, mes penktadienio rytą žiūrėdavom, atsimenu, Australijoje. Ketvirtadienį mūsų laiku, aš 9 vakare kažkas tokio. Ok, va, tai dar visą naktis, nebemėgiai. Nemėgiai, suki galvoti vodai, vizualizuoji, kitą dieną ateini padaryti. Aha, gerai. Taip, toliau tai va, tai čia dar kovo 11, vėl galvom tą patį kaip su vasario 16. Kiek ten kovo 11, kokia čia diena? Aš jau paklausiu. Lietuvo šventė. To šventė, jo, susirinko du čia pašnekėti lietuviškai. Taip pat nuo vasario atsiras nauja paslauga. Nuo sausio vasario atsiras nauja paslauga, kuri gali pakeisti jūsų gyvenimą. Pakeitė. Bus pristatytos, dar gal nesakysim, šiek tiek paliksim paslapčia. Projektas susijęs su mityba. Bandysim jums padėti sutvarkyti pagaliau savo mitybą. Pradėsit tvarkingai valgyti, šiek tiek pamokinsim, ką reikia daryti, ką nereikia daryti, nes pas mus bus svečias greitai, Robertas, kuris patvirtins mano žodžius, kad ką mes darom salėje, tai yra, jeigu grubiai gal 50% yra mūsų rezultatai. Kitas rezultatas daromas yra prie šaldytuvo ir lovai. Daug traukos. O šiaip jo, pagalvok, mes žmonės tina, iš dienos tik 2 valandas čia praleidžia, visas kitas laikas yra už salės. Tai tas, kaip kontroliuoti tą, yra, manau, didžiausias, kaip pasakyti, atsakymas į klausimą, kaip man geriau jaustis, kaip geriau atrodyti ir panašiai. Aš vis sakau, žmonėms sportuoti lengva. Ką daryti po sporto? Lengviausia, taip. Jo. Nes koncentruojamės mes labai į treniruotę ir kai išeinam iš salės, viską pamirštam. Ten darbų lygiai turime įdėti lygiai tiek pat, gal ir daugiau. Taip, tai irgi treniruoti. Good. Nice. Jo, mes turim taip pat grupę, Facebook'o grupę. Kaip nevadinsi, mitybos challenge, man atrodo, ne? Jo, aš esu dabar, nežinau. Jo, nuoroda bus, pamatysite, ir grupėse jo. Prašym, bus nuoroda, dalinkite savo patirtim, savo receptais, prisijungsit, pažiūrėsit, turi būti. Jo, ten bus labai gera vieta dalintis visko. Amberio gimtadienis, kada šarai? Balandžio 13-14. O kada tikras gimtadienis? Prisimink šitą mūsų kodą signalizacijos. Buvusio Amberio. Aš nebuvau buvusiam Amberį. Tai lengva atsiminti. Keičiam kodų. Keičiam. Ne, bet mes kalbame apie UABą. Teisingai?
Balandžio 8 dieną Ramberio gimtadienis. Ramberiui bus kiek? Nuo 16 metų, 8 metai. Nuo 16-8, jo. 8 metai. Po 8 metų bus pakeistas saugos kodas. Jo, darysim mikro vakarėlį, padarysim kokį nors šventinių voduką ir mikrobaliušką gal padarysim kur be. Nu kaip be jo, kaip čia. Daugelis turbūt tik dėl to. Buvo iš tikrųjų per kalėdinę atėjo žmonių, kur nebelanko, bet atėjo į vakarėlį. Tai pabandėm juos pritraukti, kad grįžtų. Aurimai, girdi mane, grįžk. Tai balandžio 13-14 Ramberio gimtadienis. Taip. Tada, kas praeis, manai? Balandžio 17-22, čia bus Openo antras etapas. Į antrą etapą praeina 25% nuo visų dalyvių, kas dalyvavo pirmam etapui. Tai šiais metais padidino iki 25%. Prieš tai visą laiką buvo 10%, tai buvo taip challenging praeiti. Šiais metais tai skaityk, kas ketvirtas žmogus gali praeiti quarterfinals. Quarterfinals formatas šiek tiek pasikeis, bus ne 3 workoutai per 3 savaitės, bus 5 workoutai, kuriuos reikės padaryti per 4 dienas. Nuo penktadienio iki sekmadienio grubiai jo ateini į salę ir po 2 workoutus bam, daužai per dieną. Ir iš quarterfinals tada jau žmonės praeina į semifinals, sekantis, ir į semifinals čia jau gauni kelionį į CrossFit Games, CrossFito pasaulio čempionatą. Jeigu planuoja dalyvauti Gamesuose, tai neturi praleisti Openo. Pats laikas. Jo. Gerai, balandis. Gegužė. Einame gegužė ramesnė, Hyroxas, turim pasižymėti 25 dieną, nesam tikri kur. Kažkur Europai. Kažkur bus. Tikrai jie vyksta dažnai. Gdanske? Gdanskas labai gražus miestas prie jūros, netoli važiuotų, 6 valandas. Aš gal nuvažiuosiu ir nedalyvausiu. Tiesiog galime dviese išbėgti. Aš norėčiau, nes aš viso nepatemsiu. Gal, bet labai daug kalorijų reikės valgyti. Gerai, tu mėtysi volbolus, aš tau geriau volbolai. Gerai, bet bėgsim abu. Gerai. Good. Dabar, kas man labai svarbu, nes birželio 8 vyks vaikų funkcinio fitneso Lietuvos čempionatas. Kodėl tai man yra svarbu? Nes nuo praeitos savaitės aš paleidau vaikų RX-inį grupę. Atrinkau tokių, šitą grupę papult neįmanoma, tai neprašykit, nerašykit man. Aš pats pikinu vaikelius, kurie yra suinteresuoti ir motyvuoti. Ir mes tikslingai pradedam ruoštis varžybom. Čia bus mano toks pirmas išbandymas, pirmas blinas kaip trenerio. Tai labai pergyvenu, jaudinus, daug darbo įdedu, daug vilčių. Pažiūrėsim, koks aš esu auklėtojas. Kol kas labai fainai, sukūrėm grupsą, bendrai vaibinam, veipinam, gaminam, all good. Viską žinau, viską mokau, Fortnite dažau irgi. Gerai, labai gerai. Tik per tų su tais flomasteriais nesužaiskit. Jeigu turėčiau visų pirma vaikų, vešiu pas tave. Bet nežinau, ar aš trinčiau tavo vaiką. Tai čia ne faktas. Faktas, kad ne faktas. Genetika gali būti gera, bet nežinia, kas va čia. Tai vaikų ta RX-inį treniruotį vyksta pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 4 valandą. Vyksta mūsų RX klasinė, tokia biški šalia, o 4 valandą vyksta paprasta klasė. Tai aš vieną akį visą laiką užmetau, aš daug bandau atrinkti vaikelį, kuris geriau juda, stipriau juda ir jeigu jis suinteresuotas varžytis, tai visą laiką pakviesiu prisijungti. Yra, jau buvo klasė, man atrodo, ne viena, jau dabar turbūt. Jau buvo, padarėm testus, 13 metų vaikai traukė deadlifto visi virš 100 kg. Vienas jaunuolis patraukė 140, būdamas 13 metų ir padarė 15 strikt prisitraukimų ir sutupė 90 kg back squat. 13, aš nebuvau palėtęs svorio. Tai palyginkit su savo svoris. Pagalvokit, kas blogai daro. Demotyvacija. Tikėkime, jaunimo yra. Aišku, nėra to daug jaunimo. Bet tai čia jau pradžia. Labai gerai. Nes kiek, to bus 10 metų. Turbūt yra CrossFit Lietuvoje. Skaitum 10, grubiai. Aš atsimenu, 14, 15, tada kažkas ten prasidėjo. Ne? Tai žiūrėk, tai pats laikas jau. Po truputį. Labai gerai. Būtų labai gražu. Labai gerai, visai kita karta bus. Good. Liepa. Jau šokam tada tiesiai į... Čia jau rimtas dalykas, čia turbūt metų įvykęs visų crossfiterių ir mano gimtadienį. Liepos 25-28, kaip ir pernai, Druskininkuose vyks Lietuvos čempionatas. Šiais metais čempionatas vyks nuo penktadienį iki sekmadienį, netgi 3 dienas.
Tai greičiausia kažką bus suorganizuota. Jis sutikras, kad bus plaukimas, bus bėgimas, dar koks trail runas, nežinau, kad ten Igorius sugalvos. Veik parkas yra Druskininkose. Parkas, Veip parkas. Dalyvausi? Jeigu Veip, tai kuo daugiau įtraukt. Aš šiaip norėčiau, buvo vienas iš tikslų šiemet pabandyti sudalyvauti, žiūrėsim kaip openas, po truputį tiesiog ruošiuosi, sportuoju bendrai, į klases dabar vaikštu, šiaip labai gerai, viskas skauda. Kodėl yra svarbu sudalyvauti čempionate, aš irgi dalyvausiu. Visų pirma, kodėl svarbu sudalyvauti openį, nes openas jums pridės kažkiek taškų, tuoj paaiškinsiu, kokių taškų. Federacijoje visi atletai yra reitinguoti. Taip. Ir kiekvienais metais negaliu dabar tiksliai pasakyti, top 3 atletai elite kategorijų ir po 3 atletus iš kiekvienos divizijos masterių keliauja į pasaulio čempionatą. Šiais metais čempionatas vyks Vengrijoje, Budapešte ir vadinsis jisai Super Worlds, kur vienu metu startuos ir jaunimas, ir veteranai, ir komandos, ir elitas. Tai pirmos 3 vietos iš Druskininkų keliauja į elite kategoriją, tada po 3 vietos keliauja į masterių kategoriją, kategorijos nuo 30, 35, 35 kem, kas 5 metai. Kaip ir opinė, iš dalies. Kaip ir opinė. Tik opinė nuo 35 prasidė veteranai, čia nuo 30. Ir opinas jums jau kažkiek duoda reitingo taškų. Tai jeigu jūs planuojat dalyvauti Lietuvos čempionatė ir gal turit minčių papulti rinktinį, tai openas jums būtinas, kad surinkti papildomų taškų. Pasaulio čempionatas vis lapkritį, dar neaišku, kada, kokią dieną. Aš tai su elitais jau neplanuoju varžytis, bet 3-5, 3-9 norėčiau visai. Gerai pavarėjai, sakiau, Tu dar jaunas, tai tau sunkiau. Aš laukiu, aš girdėjau 3-5, tai pagerėjo forma. Ant 3-5 pats pikas. Pats pikas, gerai. Tai pat prie varžybų rugpjūtį vyks komandinis čempionatas, kuris pernai vyko Lukiškių aikštėje. Ir šiais metais kartuosi tas pats formatas, 1+1, ir šitų atletų formuosis komanda vėlgi į Budapeštą į komandinis varžybas. Čia įdomu. Komandiniai įdomu, ypač man patikdavo komandiniai. Taip pat, kas gerai bus Druskininkuose, bus ne tik elite kategorija, bus open kategorija. Open kategorijoje varžybos bus šiek tiek žemesnio lygio. Jeigu lygint su mūsų Amberio varžybom, tai šiek tiek aukštesnė ar panašiai? Šiek tiek gal aukštesnė, gal šiek tiek daugiau gimnastikos. Gal šiek tiek plaukimo, manau, jeigu turit mėlyną spalvą, tai gali drąsiai dalyvauti. Paskutinė vieta yra irgi vieta, tai čia bijot nereikia, kuo daugiau sudalyvausit. Dalyvauti varžybose yra irgi treniruoti, lygiai tokia pat treniruoti, kaip jūs treniruojatės salėje. Kaip jūs nemiegosit dieną prieš startą, kaip jūs nieko nevalgysit, kaip jūs nemokėsit apšilt ir taip toliau. Čia per šitą reikia praeiti. Tik taip išmoks nieks nepadės kitaip. Alright, stovyklą dar praleidom rugpjūčio. Turbūt kaip kas metus, tai čia... Amberio stovykla, rugpjūčio 23-25, mūsų Amber Fest, toj pačioj vietoj. Pritrauksim dar daugiau žmonių, gal ką nors pasamdysim papildomai, kažką paveikti, paveikint, pageimint. Tada keista pirti veipuką kitą ir... Cool, gerai. Ir tada mes jau uždarinėjame metus po truputį, tai vėl lapkritis turbūt VSBT, standartiškai kas metus, dar tų tikslių nežinom. Tas pats kalėdinis, labai pasiteisino tas Christmas liftas, manau vėl bus daroma. Kalėdinis planuojamas gruodžio 14. Planuojamas gruodžio 14. Varžybos, šiais metais gal keisim formatą, paliksim komandinį, gal pakeisim, gal bus 2+2, 3+1. Variantas, 5-2. Ir gruodžio 20 Christmas lift. Ruoškit baronkos, vėl parodysit, ko neišmokit per metus. Tai va, toks bendra apžvalga. Aišku, viską mes, kaip pasakyti, viskas bus papaustinta, pasakyta iš anksto. Testavimai. Mūsų LEGO metodo testavimai. Planuojami po Opino. Opinas pasibaigs kovo 7, tai maždaug savaitį pailsim nuo Opino ir kovo pabaigoj pradėsim 3 savaičių testavimus. Tai šiais metais norim visų savo narių, kad atsisiųstumėt pagaliau programėlį Čelkitą, suvestumėt visus levelius, nes programingas yra adaptuojamas pagal narių spalvos. Ir jeigu
O dabar ateina žmonės ir skundžiasi, nepadarau prisitraukimo. O nepadarai tų prisitraukimo, nes tu nesuvedi, kad nepadarai prisitraukimo. Kuo daugiau bus žmonių, kurie nepadaro prisitraukimo, tuo mes geriau matysim ir galėsim tikslingai atakuoti tos silpnas vietos. Tai didelis prašymas pagaliau visus privaloma suvesti rezultatus, padaryti visus testus. Jeigu negalit padaryti testus per bendros treniruotės laiką, galite ateiti į Open Gym arba galite paprašyti trenerio, paimti asmeninį treniruotę iš trenerio ir uždaryti pagaliau šitą reikaliuką. Nes mes kaip ir goal settingus turim, ateina žmonės ir būna vieną kitą, labai, kaip matai, bendrą nuotrauką žmogaus, ką jis turi, labai lengva tada jam patarti ir duoti, ir daug nereikia, iš tikrųjų daug daryti nereikia. Atkreipkite dėmesį į extra credit, ten labai yra geros informacijos. Dabar daugiau mobility duoda, nes čia gal po visų švenčių, bet šiaip jo visokie per body push, pull ir panašiai, daug yra. Bet jo, gerai Piotras sakė, nes mes galim pagal tai pareduguoti pačius programingus, duoda daugiau traukt, spaust. Priklauso, jo. Jo, GSS. Kas yra GSS? Gazdin kažkokį baisų žodžių. GS, kaip čia išvers? Grand Sport Goal Setting Session. Goal Setting Session Kas mes tai yra? Ateinat. Lietuviškai. Lietuvo šventė. Tikslų nustatymo sesija. Jo, Robertas dar kalbės. Robertui buvo bus užduotas klausimas. NTS. Nebus, čia jisai bus ateityje. Žodžiu, kad progresuot, jūs turite turėti tikslą. Be tikslo, mažai, labai sunku kažką pasiekti. Čia tas pats, kad be majonezų. Arba kas išeiti į lauką, noriu subėgti kilometrą per 4 minutės ir bėgu be laikroduko. Tiesiog išpojaučiu, prabėgu, neprabėgu. Turi turėti tikslą, turi dirbti link to tikslo ir tik tada įmanoma progresuoti. Tai yra labai svarbu. Faktas. Mūsų tikslas jums duoti tą receptą, pagal kurį jūs bet ne tik, kad salį bent jau matomės jūs, mes jums galim kažką pasakyti, bet už salės ribų jau neseksim jūsų. Jo, taip pat priminam, kad mes su Šarūnu dabar daugiau laiko leidžiam klube. Visą laiką prieikit, jeigu reikia pasisvert, jeigu reikia patarimo. Ne faktas, kad pasversim. Kažkokiu šiaip pabendrauti priekit, susipažinkit, jo dabar narių daug, ne visų pažįstam asmeniškai, tai labai atsiprašome, tai norime ir iš jūsų kažkokios iniciatyvos, ateikit, susipažinti, papasakokit apie save, papasakokit apie savo tikslus, jeigu nesat tikri, kažką parekomenduosim, nukreipsim. Jo, mes faktas visko nežinom, mes nuspręsim, kad jums reikia pailsėti. Jo, mes esam tie tokie, nežinau, messengeriai, kur pro mus, mes turim, kaip čia įsireikšti, turim daug kontaktų, žinom, į ką galim kreiptis. Tik pasakykit. Gerai. Bum. Grįžtat prie mitybos, kas iš naujovių dar mūsų laukia, tai yra City Rush. Kas yra City Rush? City Rush, skubantis miestas. Aš seniai esu, ne tai kad dirbęs, bet valgęs juos. Jie vienu žodžiu, jie gamina maistą. Kas čia per konceptas? Taip, tai įsivaizduokit taip, jūs žinote, kiek jums reikia valgyti. Daugelis turbūt nežino. Jo, jeigu nežinot, vėlgi KSS, ateinat, pasisveriat, mes jums maždaug, aišku, netiksliai kaloriją, pasakom, kiek jums reikia surinkti per dieną kalorijų, kiek jums reikia baltymų, anglių, riebalų. Ir pagal tą jūs galite užsakyti maistą, kuris bus atvežamas čia jums į Jamberį. Jūs ateinate treniruoti kaip pavyzdys, ryte, vakare, bet kada pasportuojat, pasiimat savo maistą, bus net mikrobanginiai, jau turbūt jūs busit pastebėję, kad jinai ten stovi. Ir jo, galėsite valgyti tiesiog lauke. Daug kvapo bus, ne. Bet žodžiu, maistas bus čia, tai mes pagalvosim, kaip čia bus kaip pick-up pointas. Galite vežti su jumi darbą, galite valgyti Jamberį, tikėkimės, tai jums šiek tiek palengvins gyvenimą, nereikės sukti galvos, ką šiandien gaminti. Aišku, visos dienos čia turbūt ir nereikia ir neverta visą dieną užsakinėti maisto, bet bent pusryčius, pietus ar vakarienę jums galite tai palengvinti. Turėsite daugiau laiko poilsiui ir sportui. Taip, ir pamatysite, kiek iš tikrųjų reikia valgyti. Iš tikrųjų reikia nemažai valgyti, tai mes kurį laiką su Soneliu irgi mes valgėm pilną visą paketą, nuo pirmadienio iki penktadienio, tai buvo, bet labai patogu buvo labai gerai. Bet tas išmokino mūsų supras, kas yra maistas, kiek yra maisto ir tas tikrai padėjo. Nebūtinai visą dieną, nebūtinai visą dieną ir visą gyvenimą, bent šiaip turėsit suvokimą, kaip turi atrodyti jūsų porcija. Taip. Ir kiek sotumo jums turi suteikti tą porciją. Kaip jausitės, iš karto visi į raudoną spalvą. Tai va, jo, geras dalykas. Laukiam, labai laukiam. Tikiuosi treneriam bus kažkoks. Jo, tik treneriam nemokamai. Arba jūs bent jau pasidalinsit prieš GSS ateidami pas mus, ne? Jeigu norit greičiau prašokti eilę, nes didelės eilės dabar, tai va, žinot, ką pirklam.
Tai šiandien tiek. Taip. Tai čia buvo mūsų pirmas, tikiuokime, ne paskutinį podkastas. Ir labai prašome ko? Feedbacko. Lietuviškai. Atsiliepimų. Grįžtamojo ryšio iš jūsų. Mums reikia, duokite temų, pasiūlymų, kas patiko, nepatiko, kaip galima pakeisti. Ne tai, kad pakeisti, bet kaip jums būtų įdomiau klausytis mūsų. Ir šiandien bus tiek. Susimatysim kažkada.